11. Aš 12. Man atrodo, užaugo muzikos mokyklai labiau negu mokyklai. Nu, čia gera grįžti. Visą laiką šiltai priima visi, pasitinka su šypsena. Repeticijos patikdavo labiausiai. Ypač kai repetuojam su austėja, ypač prieš trečiąjį, ir mes ten daugiau šnekėdavomės nei grodavom. Su patėra patikdavom. Visos kelionės. Ar patėras. Sunku buvo mokytis Bacho kūrinius, bent jau. Man tai mintinai visą laiką sunku žinoti. Bet paskui lengvai žinoti. Koks jūsų pats giliausias kūrinys? Libertime išsirdas. Kokią turite svajonę? Pagroti niujorke. Nuskristi Niujorką, pagroti Italijai. Prisijungs prie austėjos, kai laimėsiu Italijai. O savo gyvenimą žadate siekti su muzika? Pasilikti šalia, kad nedingtų. Ką norite palinkėti kitiems nominantams? Kad nepamirštų muzikos, kad nebijotų muzikos, kad kai sunku galėtų atsilenkti muziką. Nenustotų galėti, nors ir nesiseka, nors ir sunku, nes galų gale viskas išvis taip išvyk. Šiaip man visi kūriniai mokytis iš tikrųjų labai gražūs, labai užvedantis, bet labiausiai turbūt man patinka, tai yra Simonas Kompas, tas toks džiazinis kūrinys, kuris man tai labai patinka ir labai mėgstu taip pat. Man jis tinkamiausias kaip mūsų mokyklos himnas, kurį dabar paėmė pats. Ir ką noriu palinkėti kitiems nominantams? Sėkmės, gerai dirbti, niekados nepasiduoti ir turbūt daugiausiai tai stiprybės, nes jos labiausiai. Susirenčia labai daug naujų draugų. Aš išmokstu daug naujų kūrinių ir dainų. Dar labai patiko edukacija, kai vaikščiojom po Japonijos sodą. Man pasiūlė mokytojai laikyti, nes sakė, kad esu labai gabus dainavime. Ir mokytoja nepadovavo.
Tikrai esi labai gabus. Senelis dainavo gintarėlį, tėtis dainavo gintarėlį ir brolis dainavo gintarėlį. Ir tu dainuoji? Mano miestas. Kažkoks 7 Europa. Laisvės. Skirsis. Neišvis. 7 Europa. O kur darbo jėgų? Turit svajonę? Europiškai. Teisingai. Virš Baltijos, virš miesto, virš gimtinės. Dainas tas mus išmokė jų vėjas. Šiandieną jis dainuoja. Na, pagaliau veikia mūsų mikrofonas ir jau scenoje stovi berniukų ir jaunuolių choro gintarėlis jaunučiai. Gintarėlis tai vienas iš mano mylimiausių kolektyvų. Norėčiau jame dainuoti, bet nieks manęs niekada nepriėmė, nes aš mergaitė buvau. Už tai mano sūnus dainavo gintarėlį. Taip pat stovėjo scenoje. Taip pat jaudinosi, kaip visi šitie jaunuoliai. Gintarėlis tai kolektyvas, nuo kurio prasidėjo mūsų mokykla. Na, tikriausiai nedaugelis chorų gali pasigirti, ar ne, kad jame dainavo ilgametis Klaipėdos meras arba dabartinis Lietuvos prezidentas. Na, o jau kiek turime garsių kitų žmonių ir operos solistų, tai jau reikia suskaičiuoti, ar ne? Gintarėlio jaunučiai tai aktyvus, nenustykstantis vietoje kolektyvas, daug koncertuoja, daug dalyvauja, na, jau video matėm, ar ne, kaip jie mėgsta dainuoti, kokias dainas mėgsta ir kokie koncertai jiem labiausiai patinka. Na, labiausiai norėčiau palinkėti sėkmės ir toliau daug koncertuoti, dainuoti, na, galbūt kada nors išsipildys ir svajonę padainuoti Eurovizijoje. Na, dabar paklausykime Gintarėlio jaunučių. Deividas Zvonkus, Šok suktinį Europa, berniukų ir jaunolių choro Gintarėlis, jaunučių choras, vadovė Asta Kontautienė ir Regina Vinčigalskienė, koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė. Taip pat chorui talkina mokytojai Loreta ir Anatolijus Tumanovai, Donatas Butkus ir Večeslav Krasnopiorov ten pasikavoja. Šitą kūrinį mes skiriam Pauliaus mamai, kurios gimtadienį šiandien. Thank you.
22 pretendentui berniukų choro gintarėlis jaunučiams. Svarbiausias čiumpa diplomą ir gėlės mokytojams, nuostabioms mokytojams, Astai, Reginai ir Egliai. Tik plojimai žinoma. Sveiki visi, man šiandien teko garbė pristatyti Nojų. Aš tai norėčiau padaryti iš praeities. Tarkime, mes dabar visi vartome Nojaus prisiminimus, dienoraščius ir, tarkim, memuarus. Taigi, skyriuje muzika, pirmasis sakinys greičiausiai būtų toksai. Su muzika aš susipažinau dar mamytės pilvelėje. Tai tiesa, šiaip visi vaikai pradeda nuo to muziką klausyti. Antrasis sakinys atrodytų taip. Išsamesni ir platesni mano pažinimai muzikoje prasidėjo kaip ir visų tuo metu žymių atlikėjų, muzikantų, dirigentų, operos solistų ir miesto merų ir šalies prezidentų. Savaime, aišku, chore gintarėlis. Toliau mano rankose, čia taip Nojus rašytų, atsirado klarinetas. Ir mano pirmasis mokytojas, Jonas Kučinskis, su savo tėviška globa ir plačių mostų. Nojau garsiau, nojau drąsiau, nojau dainingiau. Ar netiesa? Taip pat būtų išvardintas didžiausias sąrašas jo muzikinės veiklos su koncertais, pasirodymais, festivaliais. Taip pat ilgiausias sąrašas konkursų su antrom, trečiom, pirmom Grand Prix vietom. Ir prie to sąrašo atsirastų keli tokie filosofiniai sakiniai, pamąstymai apie pirmąją fortepijono mokytoją, solfedžio, muzikos istorijos mokytojas. Nes juk tai jos, kaip ir mano šeima, rašytų Nojus, kaip ir mano pirmoji koncertmeisterė, buvo mano muzikinių kelionių ir mano gyvenimo istorijos sėkmės bendraautoriai. Tiesa, sunku dabar pasakyti, ką Nojus rašytų iš tiesų, bet šitas sakinys jau yra įrašytas į istoriją. Į sceną kviečiame pretendentą nominacijai Metų mokinys 2022 Nojų Bruzdeiliną. Skambės Piotro Čaikovskio Noktiurnas, koncertmeisterė Valdonė Kučinskienė.
mokinys 2022 nominacijos pretendentui Nojui ir gėlės mokytojams Jonui Kučinskiui. Nepabėgti. Ir Valdoniai Kučinskiai, koncertmeisteriai, ištikimai scenos partneriai. Mokytojai. Bravo. Ir dar gėlės išplojimai nuo kada Nojus mokytojui Jonui. Dabar pristatysiu sekančią pretendentę į nominaciją Metų mokinys 2022, tai Mirabela. Aš prisimenu Mirabelą dar tokią mažytę, kažkada važiavom į dainų šventę, bėgojom visi draugiškai, sporto salėje ant čiužinių ir iš tiesų buvo labai smagi pažintis. Mirabela gamta apdovanojo nuostabiu balsu. Ir aišku, be didelio darbo, turbūt tas balsas tai priliktų tik tai nuostabiu balsu, ar ne? Bet įdėjus daug darbo mes galim pamatyti tai, ką šiandien turim. Taip, tai nuostabiai dainuojančią Mirabelą. Nuostabu, kad Mirabela turi tikslą tapti operos soliste. Ir aš labai tikiuosi, kad kažkada, po kažkiek metų, mes pakviesime Mirabelą kaip garsią operos solistę dainuoti čia, šioje salėje ir dar kartelį visi mėgausimės. Tai Mirabela siek savo svajonės, linkiu tikrai tapti operos soliste ir džiuginti klausytojus. Palinkėkime jai sėkmės. Na, o šiandien Mirabela mums atlieka Klodo Debussy Žvaigždėta naktis. Mirabela Zagrevskaja, koncertmeisterė Jūsė Šleikė, mokytoja Aistė Miškienė.
ir dėmės koncertmeisteriai ir jos mokytojai. Na, dabar norėčiau pristatyti gražų ir labai muzikalų duetą Aistė Geliminaitė ir Austėja Tamašaitytė. Merginos jau seniai baigusios mūsų mokyklą, bet dabar mokslus krenta Ąžuolyno gimnazijoje ir mokosi rimtai matematikos ir kitų visų svarbių dalykų. Jos abi mokosi 12 klasėje, bet negali palikti muzikos. Jos visą laiką sugrįžta į muzikos mokyklą pas savo mokytojas Danguolę ir Viliją. Jos groja, repetuoja ir toliau koncertuoja įvairiuose konkursuose, festivaliuose, taip garsindamos mūsų mokyklą. Tad į sceną kviečiu protingas, išmintingas, linksmas ir žavingas merginas Aistę Geliminaitę ir Austėją Tamašaitytę. Merginos pagros Piacolos tango, jų mokytojas Vilija Revutienė ir Danguolė Čepliauskienė. nominacijos diplomas pretendentams įteikiamas Aistei ir Austėjai Vilėjai, jų mokytojams Danguolei Čepliauskienei
ir Lilijai Ravitienei. Turiu garbės pristatyti dar vieną pretendentą nominacijai metų mokinys 2022 Emilijų Zabuką. Emilijus mokosi dviejose specialybėse – fortepijono ir chorinio dainavimo. Jis dainuoja gintarėlių chore. Kaip jis viską suspėja, tenka tik paspėlioti. Pianistas grojantis įvairiausią pianistinį repertuarą, konkursų, festivalių dalyvis, o dar Emilijus groja gitarą ir suspėja pasportuoti. Linksmas ir charizmatiškas 7 klasės vyrukas Emilijus Zabukas. Emilijus atliks Dvoržako etiudą H-mol. Emilijaus mokytoja Vilija Kneižienė. Mokytoja, pasirodykit. Na, o dabar noriu pristatyti mokyklos dar vieną labai didelį, svarbų, reikšmingą, mylimą kolektyvą, be kurio turbūt neapsieina nei viena šventė, ne tik tai mūsų mokykloje, bet ir bendruomenių namuose. Šilutės muzikos mokykloje, Priekulės muzikos mokykloje ir kur tik tai dar jie nebuvę. Kiekvienais metais rugsėjo mėnesiui jie parengė didžiulę styginių instrumentų orkestro programą ir dalyvauja su didžiuliu orkestru Plungėje, kur susirenka daugelis tokių mėgėjų groti styginiais instrumentais, susilieja į vieną orkestrą ir ten būna be galo gražūs koncertai. Ką noriu dar pasakyti apie šį kolektyvą? Žmonės tai jame keičiasi, o energija, gerumas, grožis lieka ir visą laiką mus lydi. Kviečiu į sceną mūsų mokyklos styginių orkestrą, kuriam vadovauja, eikit jau prašau, kuriam vadovauja mokinė Žemavaitis Tomytė. Nenorėjau, kad dar daugiau grįžėti jos pakalbėčiau. Ir išgirsime, girdėjot per pristatymą, mėgstamiausią kūrinį. Akomponuos mums šiandieną Petras Lučka, kurio mokytoja Vilija Kneižienė. Taigi scenoje styginių orkestras, Calder the Simon Stump,
Vadovė Genovaitė Stonytė. Kolektyvui ir Gėlė mokytojai. Paruošime sceną.
apdovanosime paskui tik tai himnas. Jeigu galime dar dėmesio truputėlį, nes artėja pats pagrindinis momentas, dėl kurio čia visi ir susirinkom šiandieną. Tai yra apdovanojimai. Ir tik tai po to bus himnas. Direktorė nori. Pagalvojau, kad labai nepasakiau man svarbaus dalyko, kad aš labai džiaugiuosi ir nepaprastai visais nominantais didžiuojuosi. Labai nuoširdus ačiū, kad jūs garsinat mūsų mokyklą, ačiū jūsų tėveliam, ačiū mokytojam. Ir dar vieną dalyką, kurį norėjau ir nepasakiau, kad vis dėlto naujas dalykas bus ir šį kartą, pirmą kartą daromas. Tai bus renkamas, jų teisingiau pasakius, išrinktas simpatijų prizas. Visą savaitę mokyklos mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę rinkti patį mėgstamiausią, patį mylimiausią, patį geriausią mokyklos kolektyvą ir patį geriausią ir simpatiškiausią metų mokinį. Kas juo taps, sužinosime netrukus. Nu, dabar dar kartelį. Jūs net neįsivaizduojat, kaip sunku tarybai, čia stovi mūsų mokyklos taryba, kaip sunku tarybai išrinkti iš 800 visų pirma kandidatus, o paskui iš kandidatų laureatus. Mes nesitarėm sąmoningai. Dar manęs viena tarybos narė, kurios dabar nėra čia, klausė, nu Žydre, tu patar, aš ne visus pažįstu, suvaikit į koridorių ir susipažinkit. Aš tikrai nesakysiu, aš turiu savo nuomonę, ją paskui pakeičiau 2 kartus, bet aš negaliu kitam žmogui sakyti, kiekvienas tarybos narys privalėjo susipažinti per tą laiką, kai buvo pasiūlyti kandidatai, kuo daugiau sužinoti ir tada pagal savo supratimą, norą, muzikalumą pabalsuoti. Tai va, tai pabaigai paliksime tuos pačius pagrindinius nominantus, o kol kas noriu pasakyti, kad mūsų bičiulė gera Seimo narė Ligita Girskienė įsteigė 2 prizus. Pirmas prizas pretendentui į metų mokinio nominaciją už didelę meilę muzikai, ištikimybę savo instrumentui. Atspėsit jau? Nu, atspėkit. Nojui Brusdeilinui. Prizas kolektyvui, labai nedideliam, kuriam nesunku susirinkti į vieną vietą parepetuoti, bet kurie vienas kitam aukojosi, net muzikos mokykloje liko, tam, kad kartu muzikuoti. Ir taip muzikuoja, aš nežinau kiek metų, ir dar šiandien pasižadėjo, kad ateityje muzikuos. Už jūsų bendrystę, draugystę, ištikimybę. Jums Seimo narės Girskienės prizas. Visi matėt, mūsų foje buvo 2 didelės lentos, kuriuose buvo surašyti nuopelnai nominantų, ne visi toli gražu, ne visi džiaugsmai ten buvo surašyti, patys svarbiausi tik tai.
Na ir jūs balsavot. Ir mes skaičiavom, vėlgi, jeigu ką aš turiu surinkus, galiu parodyti, kad tikrai sąžiningai suskaičiavom. Metų simpatijų prizą metų mokinys laimėjo Emilijus Zabukas. Metų simpatijų prizą kolektyvas laimėjo Styginių orkestras. Ir visiems šiems nominantams vienas bendras prizas. Kelionė į Vilnių į kultūros naktį. Na ir su džiaugsmu galiu paskelbti pagrindinius metų nominantus. Metų mokiniu 2022 tapo Mirabela. Kolektyvų netikėtai tapo pats jauniausias, pats mažiausias, pats triukšmingiausias. Gintarėlė Jonušė. Mažas suvenyras Pauliaus mamai, kuri švenčia gimtadienį šiandien. Ir mes žinom, kodėl laimėjom. Mūsų visi vyrai šitaip laikė rankas čia ateity, kad visi žinotų. Na, o labai sveikinu visus, labai džiaugiuosi ir labai noriu, kad kitais metais vėl būtų iš dar daugiau rinkimai, dar daugiau mes prizų galėtume įsteigti ir jumis pasidžiaugti. O dabar kviečiu didįjį Gintarėlį į sceną ir skambės mokyklos himnas, kurį mums parašė mūsų koncertmeisterė Eglė Tamzevičienė, o atliks jungtinis orkestras Styginių, pučiamųjų, boso gitara Gvidas gros iš Gintarėlio, mušamaisiais Benas ir nežinau berniuko kito vardu.
Artūras ir diriguos gintarėlio vadovas Tomas Ambrozaitis. visiems. Lauksim kitose koncertuose, ne tik tai metiniuose apdovanojimuose.